sureliai ir plojimai. Mielasis, tau dar visas surelių komplektas, na, o mūsų kitiems trims tik paguodos sureliai. Neblogai, atsargiai. Grigiškių pietė oficialus Kauno Žalgirio pieno tiekėjas. Grįžta krepšininkai į aikštę, Kauno Žalgiris Utenos Juventus. Priminsiu, kad stebite tiesioginę transliaciją iš Kauno Žalgirio arenos ir po pirmojo ketvirčio 14 taškų persvarą turi Kauno Žalgirio krepšininkai. Labai sėkmingai sužaidė puolime, surinkė net 30 taškų. Na ir galime sakyti, neapsigynė nuo vienintelio Vasiliausko, kuris pirmajame kėliny surinko 12 taškų. Dar viena klaida Romanui Gumeniukui. Be jo, Žydrūnas Urbonas, Tomas Gaidamavičius, Arūnas Vasiliauskas ir 8 numerį jau minėjau. Ir kas dar vienas krepšininkas, 10 numeris Gintautas Matulis. Štai tokiu penketu antrąjį ketvirtį pradėjo Utenos Juventus. Kauno Žalgiris, Tomas Delininkaitis, kuris grąžins kamuolį į aikštę. Be jo, DC Diežuanas Kolinsas, Dainius Šalenga, Milovanas Rakovičius ir Tadas Klimavičius. Štai kokius įžaidėjo sugebėjimus dabar pademonstravo Milovanas Rakovičius ir privertė prasižengti varžovų 11 numerį Romaną Gumeniuką. Na, labai nesėkmingas šio krepšininko pasirodymas aikštėje. Jei pirmojo ketvirčio pabaigoje minėjau, kad silpnokai sužaidė Karolis Petrukonis, tai Gumeniukas per tą sužaistą laiką, porą minučių jis iš viso šiandien praleido aikštėje, jau turi surinkęs minus 3 naudingumo balus. 2 klaidos ir dabar prasižengė pirmoji asmeninė pražanga. Milovanas Rakovičius abukart netiksliai atakuoja nuo baudų metimo linijos ir vėl su kamuoliu Juventus ekipa. Gaidamavičius atidavė kamuolį Žydrūnui Urbonui ir šis labai sudėtingas metimas. Nepataiko, tačiau puikiai sužaidžia, ką tik mano peiktas Gumeniukas. Iš po krepšio jis pataiso netikslų komandos draugo metimą ir švelnina savo komandos atsilikimą iki 18-30. Šalenga visiškai laisvas iš toli, nepataiko, tačiau Tadas Klimavičius antrą kartą šiame susitikime lygiai tame pačiame taške atkovoja kamuolį ir lygiai taip pat lengvai pataiso komandos draugo netikslų metimą. Vėl 14 taškų skiria komandas. Gumeniukas prieš Rakovičių, 2-11 numeriai. Na, nėra galimybės nei atakuoti, nei kam atiduoti kamuolį. Gaidamavičius iš toliai 3 taškai ir 21-32. Na, štai toks šansas, tokie bandymai yra turbūt vienintelė galimybė sėkmingai sužaisti Juventusui puolime, nes jei ne tie tikslus tolimi metimai, šiai komandai būtų labai riesta. Delininkaitis stato jam užtvarą Rakovičius, tačiau nesinaudoja ją Tomas Delininkaitis ir turbūt teisingai daro. Išprovokuota pražanga Gintautui Matuliui. Na, o aikštėje Žygimantas Šeštokas pirmą kartą šiame susitikime. Jis keičia rezultatyviausią šio mačo krepšininką Arūną Vasiliauską. 12 taškų pelnė Vasiliauskas ir pataikė jau 2 tritaškius metimus. Kolinsas Delininkaičiui, šis prieš Šeštoką, perdavimas arčiau krepšio Rakovičiui. Rakovičių blokuoja dabar Žydrūnas Urbonas. Ir štai taip, užspaudžia sėkmingai į kampą Kolinsą varžovai ir šis užmina šoninę liniją. Viena iš nedaugelio Žalgirio klaidų šiame susitikime, kol kas viso labo 2 klaidos, įskaitant štai šią Kauno Žalgirio ekipoje. Na, o Robertas Javtokas grįžta į aikštę, keičia Milovaną Rakovičių. Kuo pasižymėjo Rakovičius, tai vienu įspūdingu dėjimu iš viršaus. Robertas Javtokas savo ruoštų kol kas žaidžia ir rezultatyviau. Na ir bent jau sprendžiant pagal pirmąjį kėlinį šiek tiek patikimiau. Šeštokas meta iš toli, nepataiko, atkovoja kamuolį Kolinsas. Bėga į greitą puolimą 3 prieš 4. Kolinsas, klaidinama judesių virtinė, metimas. Ir labai netikslus metimas, net neliečia lanko. Kamuolys, pražangos nėra, į gynybą nespėja grįžti žalgiriečiai. Na, iš pradžių atrodo, kad nespėjo, o po to ir suspėjo. Tadas Klimavičius stumteli Žydrūną Urboną.
viena iš komandos vadovų Utenos Juventus ekipoje. Na, ne tai, kad viena iš vadovų, o klubo prezidentas yra Žydrūnas Urbonas ir jis komentuodamas apie tą LKL sprendimą sutrumpinti čempionatą pasiūlė žiūrėti ne tik savo kiemą, o tai, kas yra truputėlį plačiau ir padėti rinktiniai. Šalingas su Jevtoku perima kamuolį, na ir po to praranda jį. Nebuvo pažeista vidurio linijos taisyklė anot rungtynių arbitrų, nors, sakykime, stebint nuo komentatoriaus stalelio, atrodė, kad pažeista vidurio linijos taisyklė tikrai buvo. Kaip ten bebūtų, žalgiriečiai jau su kamuoliu. Klimavičiaus kablys nepataiko Tadas. Ir Romanas Gumeniukas sulėtintai paima kamuolį. Na ir dabar žiūrėkit ten toli, kaip lėtai bėga šis Utenos aukštaūgis į priekį. Kaip tik dabar Gumeniukas stato užtvarą Gaidamavičiui. Labai sunkiai ieško prieigų prie varžovų krepšio Utenos krepšininkai, tačiau sugeba padaryti vieną svarbų dalyką. Išprovokuoti pražangą Mantą Kalnietį, kuriam tai yra trečiasis taisyklių pažeidimas. Vos grįžęs į aikštę po keitimo ir pakeitęs Dežuaną Collinsą, Mantas labai greit užsidirbo trečiąją asmeninę pražangą. Kaip gražiai sužaidžia Juventusas ir keista, kaip nepataiko iš po krepšio. Žalgiriečiai į tai atsako vėl. Greita ataka, tačiau lygiai tokiu pat rezultatu. Tai yra netikslių metimų iš po krepšio, tad niekas nesikeičia. Skirtingai nei pirmajame kėlinyje, Žalgiris jau nebepataiko. Ir jei per pirmąjį kėlinį buvo surinkti 30 taškų, tai antrajame kėlinyje per 3,5 minutės Kauno Žalgiris savo sąskaitą papildė vos 2 taškais. Kalnietis, jo prasiveržimas, atmestas kamuolys Tadui Klimavičiui. Tadas laisvas, iš toli meta netiksliai, o kovoje dėl kamuolio pirmesnis buvo Romanas Gumeniukas. Na ir kalbėdamas apie sunkų įsivažiavimą Romano Gumeniuko, dabar atrodo, kad jau pradėjo rinkti naudingumo balus ir iš to minuso gerokai įsikapstė. Žygimantas Šeštokas iš vidutinio nuotolio pataiko ir Žalgirio pranašumas jau tik 9 taškai. Na štai taip, sustojo žalgiriečiai ir reikia aikštės šeimininkam kažką daryti. Elninkaitis veržiasi, nėra galimybės atakai. Klimavičius vėl visiškai laisvas. Galvoja, mest, nemest. Nusprendžia mest ir kamuolys visiškai nenori kristi krepšį antrajame kėlinyje. Čia vos neperima kamuolio vėl Kauno Žalgirio ekipa. Tačiau su juo lieka Juventus krepšininkai. Gumeniukas, štai taip, randa visišką laisvę po Žalgirio krepšiu, deda kamuolį iš viršaus ir priverčia Aleksandrą Trifunovičių prašyti minutės pertraukėlės. 32-25. Komanda skiria viso labo 7. Esame DNB, bankas, kuris padeda rasti tinkamiausius sprendimus jūsų verslui. Pavyzdžiui, tvarkant įmonės finansus. Tik su mūsų programa Verslo variklis turite galimybę kasmet atidėti ilgalaikio kredito dalies grąžinimą. DNB. Sergel. Aukštos kokybės kreditų valdymo paslaugos. Šie finansiniai rodikliai gali būti jūsų. Pasirūpinsime pinigų srautais, todėl visą laiką galėsite skirti savo klientams. Sergel. Part of Telia Sonera Group. Compensa priklauso Vienna Insurance Group, didžiausiai draudimo grupiai centrinėje ir rytų Europoje. Rytojus prasideda šiandien. 10 metus gyvuojantį Utenos krepšinio klubą Juventus remia Utenos rajono savivaldybė, Vitrolma, Rokiškio sūris, Utenos rajono vartotojų kooperatyvas, Utenos duona, Utenos mėsa, Duventa. Didžiausia padėka visiems rėmėjams, kad esame kartu, kad visi drauge siekiame pergalių. Aikštelėje taip pat 17 numeris Mario Della. Sveiki sugrįžę į Kauno Žalgirio areną. Grįžta abiejų komandų krepšininkai į aikštelę.
Mario Delašas ir Vytenis Lipkevičius pasirodo aikštėje, na, o Juventuso krepšininkai sugeba perimti kamuolį ir vos nesurengti greitos atakos bei pelnyti lengvų taškų. Na, dabar Šeštokas turėjo laisvės mesdamas iš toli, tačiau pataikyti nesugeba. Įpusėjo antrasis kėlinys, 32-25 priekyje žalgiriečiai. Na, kai dabar pasirodė Mario Delašas, atsiminiau vieną dalyką, apie kurį nekalbėjau. Dar, nors galbūt ir reikėjo pasakyti, Mindaugas Kuzminskas, kaip ir Sonis Vimsas, yra neregistruotas šiam susitikimui, yra sumušęs kojos raumenį Mindaugas Kuzminskas ir kol kas padėti savo komandai negali. Užtat yra Delašas, kuris neseniai prisijungė prie Žalgirio komandos, ir Janavičius taip pat registruotas šioms rungtynėms. Šeštokas nepataiko, Javtokas nusima kamuolį, greitas perdavimas Kalniečiui. Šis nusprendžia neskubėti, nors lygiai ir buvo tokia galimybė. Popovičius Kalniečiui. Vėl ilga pozicinė žalgiriečio ataka. Iki atakai skirto laiko pabaigos jau tik 7 sekundės. Javtokas. Štai toks įdomus sprendimas. Svarbiausia, kad kamuolys įkrenta į krepšį. Javtoko sąskaitoje jau 8 taškai ir tai yra rezultatyviausias Kauno Žalgirio žaidėjas. Juventus gretose rezultatyvesnis yra tik Vasiliauskas. Kalnietis perima kamuolį. 3-1. Lipkevičius iš po krepšio. Kalnietis pasižymė rezultatyvių perdavimų. Lipkevičius pirmaisiais 2 taškais. Ir minutės pertraukėlė, kurios prašo dabar jau Robertas Giedraitis. Sportuodami prarandate naudingus mineralus. Gerkite Vytautą. Jis padės susigrąžinti mineralus ir atgauti jėgas. Vytautas. Natūralus mineralinis, kurį gerti naudinga. Gero ryto, gero ryto. Gero ryto, ryto šou. M1 ryto šou pažadina net mešką. Artėja į pabaigą minutės pertraukėlė Kauno Žalgirio arenoje. 36-25 aikštės šeimininkai kol kas yra pranašesni prieš Utenos Juventus komandą. Prieš komandą, kuri, sakykime, ir paskutinėse rungtynėse su Klaipėdos Neptūno krepšininkais taip pat mačą praktiškai pralaimėjo dar pirmajame ketvirtyje. Na ir dabar Žalgiris per pirmasias 10 minučių įgijęs dviženklę persvarą, labai sėkmingai išlaiko ją iki dabar. Nepaisant to, kad vienu metu skirtumas buvo sumažėjęs iki 7 taškų, tačiau tai buvo, na bent jau dabar taip atrodo, trumpalaikis reiškinys. Gediminas Maceina grįžo į aikštę, Lipkevičius perima kamuolį, laukia jau jo, Popovičius gauna ir sėkmingai užbaigė dar vieną Žalgirio ataką. 38-25 po vieno pelnyto tritaškio pirmajame kėlinyje prideda ir 2 taškus Markas Popovičius, na o Lipkevičius ir toliau gynybiniais sugebėjimais lenkia, toks jausmas, bet kurį krepšininką esantį aikštėje. Ir ne tik gynybiniais sugebėjimais, tačiau pirmiausia, jis lenkia bet kurį krepšininką noru žaisti. Ir 2 perimti kamuoliai šiame susitikime tai aiškiausiai įrodo. Maceina labai sudėtingas prasiveržimas ir lygiai toks pat sudėtingas metimas, kuris pasiekė tikslą 27-38. Kalnietis, Popovičius, Delašas, Lipkevičius ir Javtokas. Tokiu penketu žaidžia Kauno Žalgiris. Javtokas atiduoda kamuolį Popovičiui. Šis Kalniečiui, Kalnietis iš toli meta 3 taškai ir 41-27. Mantas Kalnietis antrą kartą šiame susitikime pataiko iš tolimos distancijos ir nepaisant to, kad jis turi 3 asmeninės pražangas, laiko į aikštėje Aleksandras Trifunovičius. Pats pastebėjau, kai žvilgtelėjo į Trifunovičių ir paprašė jo nekeisti Mantas Kalnietis, o čia labai graži Juventus ataka, metimas iš po krepšio, 2 taškai ir pražanga Vyteniui Lipkevičiui.
dar viena minutės pertraukėlė ir šį kartą reklamos minutės pertraukėlė 41-29 priekyje Kauno Žalgiris. Į plius.lt skelbimą įdėti paprasta ir nieko nekainuoja. Talpink, sutark, parduok. Plius.lt – tik gerų skelbimų portalas. M1 laida Radijo ekranas. Kiekviena diena gali būti įdomi. Žalgirio krepšininkai jau surinko 41 tašką ir tai yra 12 taškų daugiau nei surinko 6 Utenos Juventus. Žaidėjai labai sėkmingai rungtynes pradėjęs Arūnas Vasiliauskas per pirmąjį ketvirtį pelnė 12 taškų, antrajame nepridėjo nei vieną ir maža to jo šiuo metu net nėra aikštėje. Tad ir galimybių padidinti savo surinktų taškų jis neturi. Karolis Petrukonis vienu baudos metimu didina savo surinktų taškų sąskaitą bei mažina savo komandos atsilikimą. Popovičius laisvas iš toli, nepataiko, kamuolį atkovoja Maceina, jo perdavimas Pakamuniui atgal. Maceina labai graži, greita ir svarbiausia rezultatyvi ataka. 32-41. Vėl vienženklis skirtumas. Na, o Žalgirio gretose pasirodė ir Žygimantas Janavičius, 12 žaidėjas. Lipkevičius laisvas iš toli meta, nepataiko. Delašas atkovoja kamuolį. Vėl Lipkevičiui ir super sudėtingas metimas bei Vaidoto Volkaus trečioji asmeninė pražanga. Na, atrodo iš kosmoso. Bandė dabar pataikyti Vytenis Lipkevičius. Na ir gali džiaugtis, kad buvo užfiksuota pražanga. Nes būdų, kaip įmesti tokį metimą, turbūt nėra. Na ir keičiamas Volkus. Arūnas Vasiliauskas pasirodo aikštėje. Na, o Tomas Delininkaitis keičia Marką Popovičių ir taip pat grįžta į aikštę. Denis Lipkevičius prie baudų metimo linijos. Pataiko pirmąjį baudos metimą, trečiasis jo taškas. Na ir ilgai ruošėsis pirmajam baudos metimui. Panašu, kad ilgai ruošis ir antrajam. Labai sėkmingai pritapo Kauno Žalgirio komandoje Vytenis Lipkevičius. Įgavo iškart Aleksandro Trifunovičiaus pasitikėjimą ir kuo toliau, tuo sėkmingiau jis tą pranašumą įrodo ne žodžiais, o darbais. Milovanas Rakovičius keičia Robertą Javtoką ir taip pat grįžta į aikštę. Likus žaisti minutė 50 iki antrojo kėlinio pabaigos. Praranda kamuolį uteniškiai. Ir Lipkevičius prašė kamuolio Delašas, jo negavo Delininkaitis. Laisvas iš toli nemeta. Rakovičius. Atgal Delininkaičiui. Vėl Rakovičius prieš Petrukonį ir Petrukonis nesugeba apsiginti be pražangos. Ketvirtoji komandinė pražanga Petrukoniui. Viso labo pirmoji asmeninė. Baudų metimai nebus metami ir už galinės linijos kamuolį grąžins aikštės šeimininkai. Delininkaitis. Nėra kam atiduoti kamuolio. Dabar Janavičius. Jau su kamuoliu Delininkaitis meta iš toli ir pataiko. Pataiko Tomas Delininkaitis, tapdamas 10-uoju žalgiriečiu, pelniusiu tašku. Na ir po to matydamas, kad negrįžta. Nespės grįžti į gynybą Žygimantas Janavičius. Tiesiog kerta per rankas varžovui. Ketvirtoji komandinė ir Žalgirio ekipos pražanga besibaigiant antrajam ketvirčiui. 46-32. Štai tokie skaičiai švieslentėje. Pakamanis atiduoda kamuolį Maceinai. Labai sėkmingai kol kas vadovauja žaidimui Gediminas Maceina. Jo atiduotas kamuolys Vasiliauskui. Na ir tuos 2 taiklius tritaškius, vieną metimą užmynus tritaškio liniją. Dabar keičia toks metimas, po kurio kamuolys net neliečia lanko. Netrukus prasidės paskutinė antrojo ketvirčio minutė. Delininkaitis vėl laisvas, šį kartą nepataiko.
skirtingai nei prieš minutę. Na ir Petrukonis atkovojęs kamuolį greit atidavė jį komandos žaidėjui Gediminas Maceina. Tas pats Petrukonis stato vieną po kitos užtvaros, tačiau didelės naudos nėra. Janavičius prieš Maceiną. Yra galimybės ir čia atakuoti krepšio. Na ir štai kaip gražiai rastas Žydrūnas Urbonas po krepšiu. Puikiai jam atiduotas kamuolys. Na ir Rakovičius jau stumia į nugarą savo varžovą. Užsidirba asmeninę pražangą bei siunčia varžovų komandos sunku į kraštą. Bent šioje pozicijoje šiame susitikime žaidžia Žydrūnas Urbonas prie baudų metimo linijos. Vos 13 mačų šiame sezone žaidė Urbonas, buvo patyręs traumą ir daugelį susitikimų stebėjo nuo atsarginių suolo. Ironiška, tačiau įsigydęs traumą ne tai, kad padėjo savo komandai siekti pergalių, tačiau su jo komanda nesugeba laimėti ir dabar yra patyrusi 4 nesėkmės iš eilės. Pagal tai, kaip vyksta šis susitikimas, labai panašu, kad gali būti patirta ir 5 nesėkmė iš eilės. Urbonas prameta abu baudų metimus, Dalininkaitis nesiryžta mesti iš kairiojo krašto, dabar jo metimas iš vidutinio nuotolio ir kamuolys krepšyje. 48-32 liko žaisti 15 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Na, jau lauks, aišku, kad lauks kėlinio pabaigos Juventus ekipos įžaidėjas Maceina. 2 sekundės, reikia mesti, meta per Tomą Delininkaitį ir pataiko, gražiai pataiko. Gediminas Maceina pelno savo 8-ąjį tašką, jis antras pagal rezultatyvumą savo komandoje. 34-48 po šio tikslaus metimo jo ekipa vis dar atsilieka. Dabar didžioji pertrauka ir jai prasidėjus dar kartą noriu priminti, kad galite laimėti Žalgirio bokalą. Jei atsakysite, kuris